Jei tau iki pilnos laimės trūksta nosies be kuprelės, tai kreipkis į plastinį chirurgą. Bet jeigu tu nesi pasiruošusi finansiškai ar morališkai operacijai ir kažkur išgirdai, kad galima pakoreguoti nosį su hialurono užpildais, tai 1000 kartų pamatuok, 10 atkirpk. Todėl, kad nosis viena iš rizikingiausių zonų mūsų veide su labai dideliam komplikacijom. Tai yra apakimas negrįžtamai, turiu okliuziją, kraujagyslių išemija ir nekrozė. Vieni iš baisiausių dalykėlių. Ir jeigu tu atkreipiai dėmesį, labai nedaug gydytojų dirba su nosytėm, nes iš tikrųjų niekas nenori sėsti į kalėjimą. Kad ir kaip gerai žinotum anatomiją, bet kaip sakau, vienas dūris ar ten adatos pasileidimas iš šono ir tu šiknoji ir žmogus sužalotas visam laikui. Na, o jeigu kalba eina apie korekciją botulinų toksinų, tai jau yra ne kuprelių ir neligumų, o tai gali būti šnervės. Ir tai yra tik tais pagal parodymus, pas ką iš tikrųjų yra aktyvus raumuo, kuris kalbant ten arba labai didelės tos šnervės, puikiai galim koreguoti su botulino toksinu. Ir tai tik tinkamam pacientui, kitaip gali arba per didelę dozę, arba netinkamas pacientas, nosis, jūs nebegalėsite įkvėpti, jinai supliūkšta, kaip pasakyti, nevalingai jau tiesiog prie kremzlės. Ir kol botulinas nesileis, jūs negalėsit normaliai kvėpuoti. Sekanti korekcija tai būtų nosies galiukas kumstantis žemyn, ar tai nuo amžiaus, ar tai, žinot, vėlgi labai aktyvus raumuo ir kalbant nosis tą linkčio žemyn. Taip pat puikiai galima pakoreguoti su botulino toksinu, tai yra nesudėtinga procedūra, nosytė gražiai stabilizuojasi ir netgi šiek tiek jinai kilstelėsi aukštyn, taip, sakykime, labai duoda jaunatvišką išvaizdą. Tai va, manau pasakiau viską, labai gerai pagalvok prieš pat atiduodant nosytę į kosmetologo rankas, ypač čia UK, kadangi 1-2 dienų kursus pabaigusios panos dirba tokius darbus, tai žinokit labai rizikinga. Na, o pagalvokit ir apie chirurgiją. Ir jie pridaro kliauzų. O be to rinoplastika viena iš sudėtingiausių operacijų, kuri gali užtrukti net 6 valandas. Ir atkreipkite dėmesį, kad ne visi patenkinti. Gerai pagalvok prieš atiduodant savo nosį į kažkieno rankas.